Na ir iš tikrųjų, kaip aš ir minėjau prieš pirmos sesijos pabaigą, iškilmingas kilmės liudijimų ir naujų įsteigtų herbų liudijimų teikimas. Genealogijos, heraldikos ir vekselologijos institutas, Tarptautinės genealogijos ir heraldikos konfederacijos ir Tarptautinės vekselologijos asociacijų federacijos narys. Kilmės liudijimas. Pažymima, kad genealogijos, heraldikos ir vekselologijos institutas, genealogijos akademijos ir heraldikos akademijos teikimu patvirtina, kad Kotryna Barbora Terry Louise Gelgaudaitė Kilik, gimusi 1954 m. rugpjūčio 5 d. Klagenfurte, Austrija, yra kilusi iš kilmingos bajorų Gelgaudų herbas Celoša giminės. Registro numeris K24.38. Herbo Celoša aprašas. Raudono lauko dešinėje auksinė šešiakampė žvaigždė, kairėje juodas sparnas. Virš skydo plieninis grotetrinis šalmas su auksinė karūna, kurią puošia 3 sidabrinės stručio plunksnos. Šalmo skraistė raudona, pamušalas auksinis. Atkurto herbo dailininkas Tadeušas Gailius, atkurto herbo aprašo autorius Paulius Vaniukinas. Liudijimą pasirašo prezidentas Remigijus Bimba, valdybos pirmininkas Paulius Vaniukinas, 2024 m. spalio 26 d. Panemunės pilis. Na ir pirmąjį tą lietuvišką dokumentą įteikiam gerbiamai Catherine. Thank you so much. It's a great honor. Thank you so much to the organizers of the conference and to Dr. Marius and to the Academy and to everyone who works and lives in the place. Ir tai dar ne viskas. Ir jums įteikiamas Armigerio, tarptautinio Armigerio ženklas, tai yra, kad jūs esate ta teisėta, kilminga ir esate herbo savininkė, tai yra Armigerio ženklas, signo Armigeri nominali, numeris 20, neskaitysiu viso teksto, bet turiu garbės aš jums šitą ženklą įsekmariau. Geras pageras, man prašau. Yes, please. Segamas jis čia. Jūs prisijungėte prie tarptautinės Armigerių asociacijos, prie ložės, iš tikrųjų. Papildote mūsų gretas. Ačiū labai. Ačiū. Na, iš tikrųjų, ne ką blogesnė giminė, taip pat garbinga Stančikų giminė ir atstovas šiandien atvyko ir taip pat noriu aš įteikti kilmės liudijimą bajorų Stančikų palikuonių. Pažymima, kad genealogijos, heraldikos ir vekselologijos institutas genealogijos akademijos teikimu patvirtina, kad Darius Stančikas, gimęs 1971 m. sausio 25 d. Merkinėje, yra kilęs iš kilmingos bajorų Stančikų, kurios turėjo herbą 3 ragai, giminės registro numeris K24.37. Herbo aprašas sidabrinėme lauke 3 juodi centre sujungti medžioklės ragai. Virš skydo plieninis grotetrinis šalmas su auksinė karūna. Šalmo papuošale 5 stručio plunksnos. Šalmo skraistė juoda, pamušalas sidabrinis atkurto herbo autorius Tadeušas Gailius. Pasirašo pirmininkas Remigijus ir valdybos pirmininkas Paulius. Gerbiamas Dariau, jums.
taip pat, gerbiamas Dariau, jums Signo Miguelį nominalį numeris 19, leiskit jums įsekti Migelio ženklą. Nuo šiol jūs prisijungėte prie tarptautinės Migelio bendruomenės. Aš labai atsiprašau, tai herbų ir kilmių atstovus, kuriems buvo įteikta, turit pasirašyti knygoje, tai Dariau, kviečiu jūs, Dariau. Dear Katrina, can you sign it, please? We are very excited. Your name, surname, and location as well. And sign. Date as well. And the date. Yeah, where's London. London? How would you like it? Has English way. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Wait, mes užtrukome, nes ponios Keit vardą sudaro 6 dalykai. Užtruko kol surašėme visus vardus with 6 parts. Kilmės liudijimas. Pažymima, kad Genealogijos hieratijos ir vekselologijos institutas Genealogijos akademijos teigimu patvirtina, kad Teodoras Naminskas Kočiūnas, gimęs 2024 m. sausio 17 d. Vilniuje, yra kilęs iš Taminskų giminės, turinčios herbą, kuris registruotas Genealogijos hieratijos instituto asmeninių herbų registre. Herbo aprašas. Skydas skeltas banguota linija, dešinysis laukas, užimantis trečdalį skydo, sidabrinis, jame du, vienas virš kito raudoni laukos lapai. Kairysis laukas raudonas, jame temytės ginklai, sidabrinis ašmenimis į viršų kalavijas, auksinė kryžma ir rankenos antgalių ir ant jo uždėtas auksinės svarstyklės. Virš skydo plieninis medus šalmas su dvispalviu sidabriniu ir raudonu, 6 sunkių raiščių šalmo papuošalė, sidabrinė temytė, kairėje pusėje laikanti auksinės svarstyklės, dešinėje kalavija, auksinė kryžma ir rankenos antgalių šalmo skraistė raudona, pamušalas sidabrinis. Herbo autorius Arvydas Stanislavas Každailis. Na, iš tikrųjų įspūdingas aprašas ir įspūdingas yra herbas. Nežinau, ar didysis Teodoras atvyko, jeigu neatvyko, tai kviečiu aš Teodoro mamą
daktarę Gabrielę paimti ir perduoti sūnui kilmės liudijimą. Gabrielė sveikina. Ačiū labai. Kas? Ačiū. Na ir žinoma, kaipgi Panemunės pilis be Gelgaudų herbo liudijimo. Neskaitysiu viso teksto, trumpindamas ir taupydamas laiką. Heraldikos akademijos teigimu patvirtiname bajorų Gelgaudų herbą, Celošą, ir jis yra įrašytas į genealogijos heraldikos tikslaus instituto kilmingųjų herbų registrą, registro numeris KH2414, herbo aprašas yra toks pat kaip ir ponios, dailininkas yra tas pats, herbo aprašo autorius yra tas pats. Ir šiuo metu, kadangi yra atkurtas tik vienintelis, tai yra dailininko Tadeušo Gailiaus, jis yra įtrauktas į registrą. Atnaujinus herbą, atkūrus naują herbą, jis bus įtrauktas ir išduotas naujas herbo liudijimas. Bet šiuo metu Panemunės piliui perduodama. Da. Ta Gelgaudų pilis kažko mažoka iš tikrųjų. Tos vietos vis dėlto neužtenka, ne? Herbo liudijimas. Pažymima, kad Heraldikos akademijos teigimu Kasparui Kesyliui, gimusiam 1997 m. kovo 28 dieną Vilniuje, 2024 m. kovo 28 dieną patvirtintas herbas yra įrašytas į genealogijos heraldikos ir filologijos instituto asmeninių herbų registrą. Registro numeris AH2454. Herbo aprašas juodame lauke, sidabrinė gegnė su užklota sidabrinė skydo galva. Skydo galvos dešinėje juodas riteriškas kryžius. Virš skydo plieninis mailius šalmas su dvispalviu sidabriniu ir juodu 6 sūkių raiščių. Šalmų papuošale 2 sidabriniai sparnai. Šalmo skraistė juoda, pamušalas sidabrinis. Herbo autorius, neversinsiu, kas tas herbo autorius yra iš tikrųjų. Šauta. Ir Kasparai prie šito herbo tikrai tiks Signo Vigenalį, jis 13, įdedu čia, ir privalau sekti ženklą, kad jūs prisijungiate prie tarptautinės bendruomenės.
Herbolio judėjimas pažymima, kad Heraldikos akademijos steigimu Justui Joneliui gimusiam 1984 metais rugsėjo 3 dieną Raseiniuose 2024 metų kovo 28 patvirtintas herbas yra įrašytas į Genealogijos Heraldikos Meksologijos instituto asmeninių herbų registrą, registro numeris AH-24-55. Aprašas auksinėme lauke, mėlynas sakalas kairėje kojoje laiko žalią gyvatę auksinių liežuvių, 2 kartus apsivijusią jo liemį. Gyvatės galva ir uodega nukreipta į dešinę. Paukščio snabas ir nagai auksiniai. Virš skydo plieninis mainus šalmas su dvispalviu, auksinių ir mėlynų 6 sūkių raiščių. Šalmo papuošale 2 sparnai. Dešinysis sparnas auksinis, kairysis mėlynas. Šalmo sklaisti mėlyna, pamušalas auksinis. Herbo autorius Arvydas Stanislavas Každailis. Gerbiamas Justai. Taip pat sveikinu prisijungus prie tarptautinės bendruomenės, Miguel Dominali, numeris 14. Pareigotas įsekti. Dar kartą sveikinu. Dėkui Justai. Ačiū. Gavusius iš džiaugsmo prašom nepabėgti, pakviesime turėtojus grupiniai nuotraukai. Herbo liudijimas pažymima, kad Heraldikos akademijos steigimu Mindaugui Vaičiuliui gimusiam 1974 metais rugpjūčio 14 dieną Vilniuje 2024 metų rugpjūčio 14 dieną patvirtintas herbas yra įrašytas į Genealogijos Heraldikos instituto asmeninių herbų registrą. Registro numeris AH-24-62. Herbo aprašas žaliame lauke, auksinis gyvybės medis, virš skydo plieninis mainus šalmas su dvispalviu, auksiniu ir žaliu, 6 sūkių raiščiu. Šalmo papuošale tas pats gyvybės medis. Šalmo skraisti žalia, pamušalas auksinis. Herbo autorius Paulius Vaniukinas. Mindaugai. Ir taip, Signo Miguel Dominali, numeris 18. Čia, pareigotas įsekti.
Autografas. Na ir dabar visa garsi ir gausi Kaminskų šeima. Pažymima, kad Heraldikos akademijos teikimu daktarui Aigirdui Talinskui, gimusiam 1962 m. vasario 9 d. Biržuose, 24 metų gegužės 9 d. patvirtintas herbas yra įrašytas į genealogijos Heraldikos instituto asmeninio herbų registrą, registro numeris AH24/59. Herbo aprašas – skydas keltas banguota linija, dešinysis laukas, užimantis trečdalį skydo, sidabrinis, jame 2 vienas virš kito raudoni uogos lapai, kairysis laukas raudonas, jame 9 ginklai, sidabrinis, ašmenimis į viršų kalavijas, auksinė kryžma ir rankenos ant galių ir ant jo uždėtas auksinis svarstyklės. Virš skydo plieninis mailusis šalmas su 2 sparnų sidabrinių ir raudonų 6 sunkių raiščių. Šalmo papuošalė sidabrinė temidė. Kairėje pusėje laikantį auksinės svarstyklės, dešinėje kalavija, auksinė kryžma ir rankenus antgalių. Šalmus skraistė raudona, pamušalas sidabrinis. Herbo autorius Algirdas Stanislavas Každaitis. Gerbiamas Algirdai. Jūsų herbas ne kartą tvirtintas ir dabar oficialiai rašytas į mūsų registrą ir man iš tikrųjų didelė garbė mums pristatyti jums Žygėrio bendruomenės ženklą. Keisiu profesijų. Taip. Garbingas numeris 15. Na ir iš tikrųjų, anksčiau to Lietuvoje nebuvo priimta, kad moterys gali turėti tos herbus. Arba paveldėdavo iš tėvo tą vyrišką herbą, arba susituokusios naudodavo vyro herbą, bet priėmėm tokį sprendimą, kad kodėlgi ne, visame pasaulyje moterys turi savo herbus.
turi savo herbus, nevyriškus ir Lietuvoje moteriški herbai nuo šių metų įgavo, aš taip grubiai pasakysiu, kaip ir to gelgaudo pareiginio antspaudo ovalo formą, ar ne? Ir buvo šiais metais jau įteiktas pirmieji 2 moteriški herbai ir toliau tęsdamas tradicijas noriu įteikti taip pat dar 2 moteriškus herbus. Herbo liudijimas pažymima, kad Heraldikos akademijos teigimu Nerijai Taminskienei, gimusiai 1964 metais sausio 15 dieną Tauragėje, 24 metų gegužės 9 dieną patvirtintas herbas yra įrašytas į Genealogijos, Heraldikos ir Kaksiologijos instituto asmeninių herbų registrą. Registro numeris AH24/60. Herbo aprašas skydas, skeltas banguota linija, dešinysis laukas, užimantis trečdalį skydo, sidabrinis. Jame 2, vienas virš kito, raudoni guobos lapai. Kairysis raudonas, jame temidės ginklai. Sidabrinis, ašmenimis į viršų kalavijas, auksinė kryžba ir rankenos antgalių ir ant jos uždėtas auksinės svarstyklės. Herbo autorius Arvydas Každailis. Štai moteriškas herbas ir Lietuvoje mes oficialiai nuo šių metų priėmėm sprendimą, kad moteris taip pat naudoja herbus ir naudoja ir skydas yra ovalus. Gerbiama Nerija, prašom. Na ir žinoma, jeigu vyrai priimami į ermigerius, tai kodėlgi moteris nepriimamos, ar ne? Žinoma. Gerbiama Nerija, jums Signo ermigeriai nominaliai numeris 16. Prašom. Ir be abejonės, aš privalau jums įsekti. Ačiū Jums labai.